Rinkodaros komanda labai plačiai veikia, tu gali realizuoti save čia pilnai, kur tik nori. Tai susiję su ISM reklama, kaip pritraukti naujus moksleivius. Užsiėmimas yra vykti į mokyklas, pristatinėti mūsų universitetą, moksleiviam, organizuoti jam renginius. Pasakojam savo istorijas ir savo nutikimus universitete, kad jie patys pasijustų studentais. Taip pat vedam visokius teambuildingus, ar ne, karjeros formavimus, ar ne, kaip planuoti savo karjerą po studijų tiek universitete, galbūt tiek mokykloje. Kodėl vertėtų ateiti būtent jaunam žmogui, ar ne, pirmakursiui galbūt, o gal ir trečiakursiui neatėjus pas mus, tai iš tikrųjų pirmą jisai gaus daugybę patirties. Jis išmoks daug dalykų, kaip organizuoti, kaip šnekėti prieš auditoriją. Taip pat galimybė pamatyti, kaip tie patys renginiai, kuriuose tu dalyvavai kaip moksleivis, organizuojami ir padalyvauti tuose renginiuose iš kitos pusės. Tai yra žiauriai gera patirtis ateityje. Per tą laiką jūs išmoksit gerai komunikuoti, gerai pristatinėti, susirasite didelį bendraminčių ratą. Tiesiog eikit ir kuo daugiau darykit. Tai rinkodara yra vienas iš tų sričių, kad gali eiti ir tobulėti reklamos srityse, kas vėliau tikrai padės ateities darbe. Iš komandos narių, iš grupės narių, vėliau po visko jie tapdavo draugais. Tas labiausiai patiko. Kolektyvas, nes tarkim Kaune iš 101 kabineto, tai gali užeiti bet kada ir jaustis kaip namie. Gavau visų pirma labai daug viešojo kalbėjimo patirties, taip pat pasitikėjimo savim, galbūt netgi užaugau kaip žmogus ir kaip asmenybė. Man padėjo apsispręsti, kur aš save noriu matyti ir realizuoti ateityje, pavyzdžiui, kad rinkodaros sritis visai man